Taigi, draugai, Velykos, Kristaus prisikėlimo jumyse, jūsų širdyse diena. Tegu pabunda jūsų šviesa, tegu pabunda jūsų jėga ir didybė. Užteks miegoti saldžiai, laikas keltis ir švytėti, laikas visiškai prisimti atsakomybę už savo širdies vedimą, nustoti pasikliauti daktarais arba kaimynais dėl savo sveikatos ar gyvenimo klausimų, pradėti tikėti tik savo vidumi, tik savo vidinę šviesą, balsu, kuris švelniai, tyliai, bet užtikrintai kalba kiekviename iš mūsų, ir leisti Dievui išeiti į priekį. Iki šiandien protas, ego balsas buvo didelis šeimininkas mūsų gyvenimu, bet šiandien yra nuostabi diena, prisikėlimo diena, ir tegu šiandien Kristus pabunda kiekviename iš mūsų ir išeina į priekį ir apšviečia visą šitą kūną, išgydo energijas ir žaizdas, kurias reikia paliesti iš seniau, ir tegu jisai apšviečia visus sutiktus kelyje, kiekvienoje sekundėje ir vietoje. Ir tegu visa šita žemė, šitas pasaulis skęsta vienoj Kristaus šviesoj, kur mes visi sujungę kartu, atvirom širdim ir jautrumu, galim pamatyti, kas iš tikrųjų esam, galim nusimesti kaukes, galim padėti į šoną ginklus ir galim iš tikrųjų pajausti meilę, kurią kiekvienas turim giliai viduje, bet dar baisu ją išreikšti, parodyti kitiems. Tai laikas ją išreikšti, laikas būti, kas esi, laikas būti, kuo gimėm. Tegu išeina Dievas į priekį ir veda visą šitą likusį mūsų gyvenimą. Mes visi viduje iš tikrųjų tik norim labai grįžti namo. Mes nežinom, kur tie namai, mes nežinom, ar tai viduje erdvė, ar tai kažkokia fizinė vieta, ar tai realybė kažkokia kita. Bet mes visi tiesiog norim sugrįžti namo. Ir bandom visaip kaip suktis, išgyventi, daryti, siekti dalykus čia, statyti pilis, kurti darbus, karjerą, santykius. Bet viso to mes iš tikrųjų už visko norim grįžti namo. Bandom prastumti laiką, kompensuoti tai kažką kito, bet kad ir ką pasieki, kad ir ką uždirbi ar sukuri, vis tiek jauti viduje ilgesį ir trūkumą. Ir niekas šitoj žemėje to neužpildo. Ir negali užpildyti, nes tai nėra tai, ko mes ieškom viduje. Ir gera pastebėti tai, gera atiduoti tai į Dievo rankas ir gera leisti viskam sugriūti, viskam, kas netikra. Tegu dvasia
paima už rankos mus visus ir veda jautriai ten, kur mes iš tikrųjų ir norim keliauti.